Atėjo laikas atsisėsti ir peržiūrėti, išanalizuoti kiekvieną sunkumą, kiekvieną problemą jūsų kelyje. Dažnai jūs jau mokate išeiti iš šių situacijų ir jums pavyksta padaryti didelius žingsnius į šviesą. Kai kurie vis dar pasirenka likti vietoje, nors sprendimai būna jums tiesiai prieš akis, tačiau jūs nenorite nieko atsisakyti, nieko keisti. Tačiau laikas baigėsi, permainų galimybės dingsta ir galbūt jūs prarasite šį laiką, brangų evoliucijos momentą, nes jūs nenorite nieko paleisti. Jei jūs darote nors pamažą žingsnelį link šviesos jūsų kelyje, svarbu, kad jūs judate pirmyn, judate į šviesą. Jūs išlaisvinate save, daug ką palikdami ir paleisdami savo kelyje. Ir kiekvieną kartą, kai jūs kažką paleidžiate, jums pasidaro vis lengviau judėti pirmyn, kol jūs nešite kartu su savimi viską, ką jūs turite, kol nešite su savimi visas jungtis. Kelias darysis vis sunkesnis, tačiau kai tik jūs pradėsite tai paleisti, jūs pajausite lengvumą. Tai priklauso nuo jūsų pasirinkimų, santykių, žmonių, materialinių dalykų. Pradėkite paleisti viską, kas neatrodo svarbu jūsų kelyje. Paleiskite tai, kas jūs pririša prie kažkokių situacijų, kažkokių vietų ir kas trukdo jums judėti pirmyn. Tuomet jūs pamatysite, koks gražus ir apšviestas taps jūsų kelias. Nusimeskite nuo savęs naštą, gyvenkite taip, lyg niekas jūsų nelaikytų. Kas jūs laiko, kas kelia jūs skausmą, kodėl jūs vis dar laikote save savo sukurtame kalėjime. Pagalvokite apie tai, jei jums reikia patarimo, prašykite bet kurios meilės ir šviesos būtybės jums padėti. Tiesiog įsivaizduokite, kaip ištiesite ranką ir jūsų ranką paima šviesos būtybė. Tuo metu paprašykite parodyti visus žmonės, visas situacijas, kurias jums reikia paleisti. Ir jūs tikrai suprasite, jums bus parodyta su meilė ir šviesa jūsų situacijas, kurias jums reikia paleisti. Ir jūs tikrai suprasite, jums bus parodyta su meilė ir šviesa jūsų situacijas, kurias jums reikia paleisti. Ir jūs tikrai suprasite, jums bus parodyta su meilė ir šviesa su meilė ir šviesa jūsų kelyje. Svarbu, kad jūs judate pirmyn, judate į šviesą. Jūs išlaisvinate save, daug ką palikdami ir paleisdami savo kelyje. Tik kiekvieną kartą, kai jūs kažką paleidžiate, jums pasidaro vis lengviau judėti pirmyn, kol jūs nešite kartu su savimi viską. Kol jūs nešite kartu su savimi viską, ką jūs turite, kol nešite su savimi visas jungtis. Kelias darysis su savimi visas jungtis, kelias darysis vis sunkesnis. Tačiau kai tik jūs pradėsite tai paleisti, jūs pajausite lengvumą. Tai priklauso nuo jūsų pasirinkimų, santykių, žmonių, materialinių dalykų. Pradėkite paleisti viską, kas neatrodo svarbu jūsų kelyje. Paleiskite tai, kas jūs pririšo prie kažkokių situacijų, kažkokių vietų ir kas trukdo jums judėti pirmyn. Tuomet jūs pamatysite, koks gražus ir apšviestas taps jūsų kelias. Nusimeskite nuo savęs naštą, gyvenkite taip, lyg niekas jūsų nelaikytų. Kas jūs laiko, kas kelia jums skausmą, kodėl jūs vis dar laikote save savo sukurtame kalėjime. Pagalvokite apie tai, jei jums reikia patarimo, prašykite bet kurios meilės ir šviesos būtybės jums padėti. Tiesiog įsivaizduokite, kaip iš